Sveiki, Opel Insignia, 11 metų, 2.0, dizelis 96 kW. Keisim variklio alyvą. Ir pradedam. Atsukam įpylimo kamštį. Tepalo lygio matuoklį ištraukiam. Ir einam į apačią, atsuksim ir nupilsim tepalus. Taigi jau po mašiną, karterio kamštis nupylimo reikės galvutės 13 mm. Čia ne viskas aišku. Apačią iš karto nupilsim. Ir aš čia iš karto prie filtro iš karto padedu popieriaus, kad atsukus filtrą, kad tepalas nubėgtų mūsų čia į talpyklą. Nes kitaip pribėga tepalo visą, reikės plauti. Alyvos filtras randasi pas mumis. Štai čia tiesiai po generatorium. Štai čia generatorių. Jam atsukti mums reikės 32 mm galvutės. Atsukam. Taigi, išimėm seną filtrą. Išimsim seną ir pakeisim naujas filtras. Štai toks bus. Taigi žiūrėjau, naujas filtras sudaro pats filtras ir tarpinė. Šitą tarpinę dedasi štai čia. Filtras įsistato taip. Ir tas snapiukas įkištas. Ir dar prieš dedant gumelę ir prieš statant filtrą būtinai gumas, visus tos žiedus guminius būtinai sutepkite. Taigi naujas filtras jau įdėtas. Dabar statom jį į vietą ir užsukam 25 Nm jėgą. Karterio